Knygos anatomija. Šuo, kuris išeina naktį. Teksto anatomija pagal Jurgą Vilę. Šunys. Vaikystėje svajojau turėti šuniuką, bet neturėjau. Turėjau draugę Julytę, su kuria vedžiodavom jos didelę, baltą laiką barą. Vis mėginau parsivesti kokį šunį namo, bet visada tekdavo jo atsisakyti. Tiesa, neseniai kelias dienas prižiūrėjome draugo šunį Boltą, kuris man labai priminė barą ir nerūpestingas dienas lyg iš Astridos Lindgren knygos. Užtat Andalūzija atseikėjo šunų su kaupu. Jie tiesiog ateidavo pas mus. Kai kurie iš kaimyninių namų, kai kurie, niekad nematyti, užklysdavo ir dingdavo. Kiti vis sugrįždavo ar net panakvodavo. Kai kurių vardus žinojom, kai kuriems patys sugalvojom, kaip ir Lunės. Labai gera prisiminti mūsų draugus ir drauges. Pero, Pinčio, Negrita, Pistų, Pipa, Tarka, Blankita, Nubės, Šokoladų trijulė, Pieniška juoda ir balta. Su visais jais turėjom savitą ryšį, kai kurių šiandien jau nebėra, kai kurių likimas mums nežinomas. Pradžia. Kartą Čiurlionio gatvėje sutikau bičiulį Miką, vaikštinėjantį su šeima. Paklausiau, kur jų šuo Bardas, kurį buvau kokius porą kartų mačiusi. Mikas atsakė, Bardas išeina tik naktį. Ir aš iškart supratau, kad noriu parašyti knygą apie šunį, kuris išeina naktį. Man patiko, kad paminėjus pavadinimą, visi kaip susitarę klausė, kur jis išeina. Galvojau, skamba paslaptingai. Ta pačią dieną grįžusi namo, atidariau naujos knygos aplanką. Tokių turiu sukaupusi nemažai. Vėlai vakare Mikas atsiuntė porą naktinio Bardo nuotraukų ir dar tokį eilėraštuką. Naktį vaikščiot man geriausia, ne dėl barų ar siautulio naktinio. Esu aš Bardas, tad savo barą jau varde turiu. Ramiai sau uostau patvarius ir pats save, nes Bardas tai tvora ispanų kalboje. Ir išties, una barda tvora, o unas bardas tvoros ispaniškai. Gerai pagalvojus, šios knygos šuns istorija užsimezgė 2015-aisiais. Tuo metu gyvename Andalūzijos kaime. Apie tai kartkartėmis parašydavau tinklaraštį Baobabas. Štai vienas epizodas iš tų laikų. Buvo karšta sekmadienio popietė. Pagrindinė gatve ėjo procesija, nešina plastikiniais palmių lapais. Basi vaikai laižė ledus. Staiga į procesiją įsimaišė didelis juodas šuo. Lakstė kaip pamišęs, o tikintieji žegnojosi ir varė jį šalin. Pradink šėtonė, išgaruok. Šėtau su alyvmedžių šakelėmis, še per šonus. Orkestras triūbijo kažką panašaus į laidotuvių maršą. Emilis pamatė šunį. Mama, žiūrėk. Jau porą savaičių mūsų knyga prieš miegą apie juodą Newfoundlandą Bardą. Šitas ne visai toks, bet... Vaikai apsiavė batus. Šuo nubėgo. Kitą dieną aikštėje vėl jį sutikome ir pavadiname Lunės. Pirmadienis ispaniškai. Sau tyliai, be jokių svajų. O Luna Mėnulis. Kaip tik pilnas kabojo ir bylojo, kad šunį čia atvežė mašina ir paliko. Vietinis asilas jam į sėdynę įspyrė, kažkas metė akmenį, kažkas paglostė. Lunės sulyso, nusilpo, prarado ūpą. Kloja jam pavadėlių užmovė ir ėmė naujo šeimininko ieškoti. Paprašė, kad tam kartui priglaustume. Lunės parsliūkino su mumis namo. Pakeliui dar šerkių karoliukus susivėrė. Ir prigulė. Terasoje, viename kambaryje, kitame, trečiame. Ten, kur tilpo. Vakarais mums į akis žiūrėjo. Naktimis prie vaikų budėjo. Niekada nelojo. Kai Emilis jojo, paskui arklius bėgti mėgino. Kažkur giliai dar turi gyvybės. Bet melancholija užvaldė jo sielą. Šuo nenorėjo valgyti. Alisa mėgino su juo susitarti, pražiodydavo didelius nasrus ir mažais pirščiukais kišdavo pro dantis vištienos rutuliukus. Lunės juos po liežuviu laikydavo, slapčia išspjaudavo.
Išėjo neatsigręždamas, naktį. Ore dar sklando juodo perregimo šešėlio jausmas. O gal tik pasivaideno? Lunes buvo psichologiškai palūžęs, paniręs į depresiją, niekaip negalėjome jo pralinksminti. Tas mane labai paveikė, o vaikus dar labiau. Jie vis klausinėjo, kodėl Lunes toks liūdnas, ar dėl to, kad jį paliko? Vardas kadaise, prieš atsidurdamas pas Miką, irgi patyrė kažkokių blogų dalykų, nuo kurių vis dar mėgina gintis. Išėjęs į lauką vidury baltos dienos, jis tampa agresyvus, puola kitus šunis. Ramiai nepasivaikščiosi. Šunys, kaip ir mes, praeitį nešasi su savimi. Kartais jis stipriai slegia ir veikia jų elgesį, nuotaikas. Man pasirodė įdomu prisiliesti prie šios temos. Netrukus po susitikimo su Miku persikraustėme į naujus namus, kuriuose anksčiau gyveno mano kitas bičiulis, Paulius su šeima. Jie turi šunį vardu Mėnulis. Mėnulis daugiausia laiko leisdavo kiemelyje. Ten turėjo savo būdą, kurios šeimininkai išsikeldami nepasiėmė. Taip jie ir liko stovėti tuščia, tik su stipriu Mėnulio kvapu ir pilkų plaukų kuokštais kampuose. Kartais įlįsdavau į ją, tilpdavau tik iki pusės, užsimerkdavau. Mėnulis vis dar buvo čia, nors ir nematomas. Prie mūsų vartelių sustodavo kaimynai ir klausdavo, kur dingo Mėnulis. Tada pagalvojau, kad šuns čia trūksta, bet kadangi neturėjo minties įsigyti savo, šunį išsipjovėme iš medžio plokštės ir nudažėme geltonai, kad šviestų iš toli, lyg pilnatis. Bet šitą Alisa pavadino Bobiu. Kaimynai vėl sustodavo prie vartelių ir džiaugdavosi. Netikras, bet vis šis tas. Nebegalėjau pamiršti šuns, išeinančio tik naktį. Mintise jau vadinau jį Mėnuliu. Tai bus visai naujas Mėnulis. Romantiškas, smalsus, šiek tiek melancholiškas, juodas. Nors galbūt kadaise buvęs baltas, kas dabar supaisis. Ir taip, jam ant kulnų kartais dar lipa gaisro liepsnos. Prisiminiau laiką, kai Vilniuje supleškėjo nemažai medinių namų. Vienas toks sudegė netoli tėčio namo žvėryne. Nuėjusi pažiūrėti, radau tik nuodegalių krūvą. Šalia pastebėjau apdegusią būdą. Ar čia gyveno šuo? Kas jam nutiko? Veikėjai. Buvo toks Monolo, kurį animaciniam filmui Nepaprasta Maronos kelionė režisierius Anka Damian sukūrė mano vienas mylimiausių menininkų, knygų dailininkas Brechtas Evansas. Filmas pasakoja apie pasimetusią kalytę. Jis sutinka daug žmonių, bet man labiausiai įsiminė Manolo. Akrobatas svajoklis, išlenkiantis taurelę. Manolo priglaudžia Maroną, rūpinasi jie, kaip tik moka. Manolo kūnas fantastiškai transformuojasi. Išsitempia, susitraukia, raitosi zigzagais, įgyja įvairiausius pavidalus. Iš pradžių panašiai įsivaizdavau Mėnulio žmogų. O tada pamačiau jį, einantį su Mėnuliu gatve. Iš pažiūros paprastas jaunuolis, nekrintantis į akis. Mieguistas, kiek sukumpęs, kiek sustiręs, kiek didokų švarku. Iki šiol nežinau net jo vardo. Kažkodėl galvoju, kad jis kuria muziką. Tyliai pats savo. Tokią, kurią reikia nuspėti. Dirba atsiribojęs nuo pasaulio. Gal dar renka ženkliukus? Jis gan seno sukirpimo ir truputį prislėgtas. Galbūt irgi kažką prarado. Norėjau, kad ši naktis Mėnulio žmogui būtų lemtinga. Sutikęs Solandžą, jis atras ir pamestą save. Kažkas parke uždainavo prancūziškai. tą balsą iškart atpažinau. Tikrą Solandžą, prancūzaitę gyvenančią Lietuvoje jau 14 metų. Išgirdau dainuojančią jau seniau, vėliau užkalbinau gatvėje. Ir ką? Staiga rašau apie ją. Nors ne, gal tai ne ji? Solandžą nedrąsiai paklausiau. Na, ji jau čia. Tiesa, gyvenime gyvas sidabras, o knygoje staiga tokia slapukė ir drovi, išdrįstanti dainuoti tik sutemus. Jei ne šią naktį, tai kitą jie vis tiek būtų susitikę. Solandžą irgi myli upę.
Jiems abiem patinka žiūrėti į tekantį vandenį. Ir Mėnuliui patinka. Veikia raminamai. Kai pasakojau, kokią istoriją kuriu, vienas draugas paklausė. Gal tas tavo šuo Kogis? Kas toks? Galvojau, čia gal veislė ar toks vardas. Pasirodo, Kolumbijoje gyvenančioje Kogių gentyje vaikelis, kuriam lemta tapti išminčiumi, auginamas uoloje, o į lauką išeina tik naktį. Taip mokosi matyti širdimi. Man Kogiai čia labai tiko. O apie juos mums papasakoja apsiskaitęs benamis, kuris su savimi nešiojasi biblioteką kartoninėse dėžėse. Tiesa, tai jis pakabino nuotraukas ant virvelės, kurias gali pažiūrėti tik pašvietęs prožektoriumi ar žvakės liepsnele. Tokią Beno Šarkos naktinę parodą kadaise lankiau Klaipėdoje. Ir štai ji čia. Aplinka. Tikriausiai iš pradžių tai buvo Vilnius. Ta pati Čiurlionio gatvė, Vingio parkas, žvėrynas. Galiausiai Neris išsiliejo į gerokai platesnę upę, o per didelius tiltus ėmė važiuoti traukiniai. Ar tai Valentinos Helsinkis? Tikriausiai ne. Niujorkas iš mano praeities. Paryžius, Lionas. Šiame mūsų sukurtame, bet neatrastame mieste telpa ne vienas miestas. O gal jis egzistuoja tik naktį? Ir nežinau, ar ta aplinka sukonstruota. Gal ją išspinduliuoja Mėnulio sutiktieji? Va, žiurkės ant konteinerių šoka tango. Girdite? Benamis dalijasi sukaupta išmintimi. Katinas filosofuoja. Šiukšlininkai linksmai taško balas. Solandžas sukuria romantišką atmosferą. Šaligatvė plytelė smalsauja. Vaiduokliai šnabžda. Ryte išvedami šunys zuja kaip skruzdės skruzdėlyne. Nemažai gyvybės knibžda naktyje, o iš dangaus viskas stebi Mėnulio akis. Tikriausiai jau pastebėjot, kad be Mėnulių man sudėtinga. Siužetas. Vaikystėje patikdavo istorijos, apie kurias sakydavo, čia ne vaikams, arba tau dar reikia paaugti. Magėdavo tokias išgirsti ar užtikti vyresniems skirtoje knygų lentynoje. Jau vėliau, kai mokiausi Paryžiuje ir dirbau auklę, ėmiau tikėti, kad su vaikais galima kalbėti apie viską, nesvarbu kokio jie amžiaus. Ar rašydama galvoju apie vaikus. Iškart žinau, kad knyga bus skirta ne tik mažiems, bet ir dideliems. Visada pirmiausia parašau tai, ką turiu parašyti, lyg ne savo ranka. Vėliau, aišku, apšlifuoju, kad būtų aiškiau, nuimu molio, kur per daug, pritaikau, sustiguoju. Retai būna, kad daug perrašinėčiau. Šįkart pasiklioviau nuojautą. Prisimenu, kai pirmą kartą skaičiau tekstą apie Mėnulį savo paaugliui Emiliui, jis ėmė grimzti į sapną. Dar sušnabždėjo, kas čia buvo, kur aš? Nu tu duodi mamą. Ir nulūžo. Istorijų vis prigalvoju, bet kokią situaciją mintise paverčiu iliustracijų knyga. Bet kelias iki popierinės knygos gimimo ilgas. Manau, kad jei istorija išsipildo knygos pavidalu, vadinasi, ji to verta. Šuo, kuris išeina naktį, man dar viena širdžiai brangi knyga, savita, subtili, išjausta, išmylėta. Tikiu, atsiras žmonių, kuriuos jį pasigaus ir nusineš. Užliuliuos lik plaukiant valtyje, kurią saugiai neša srovė. Siužetas lik koks ponas pudruotų peruku. Sakyčiau, tai dar viena kelionė. Joje susitikimai pabirę karoliai, kuriuos renku. Kokie jie bus, nežinojau. Sekiau paskui Mėnulį. Mačiau, girdėjau, užuodžiau ir viską iškart užrašiau. Tekstas beveik nekito nuo pirminio varianto. Pasikeitė dedikacija, nes Miko ir Gabrielės sūnus Jurgis gimė vėliau. Buvau sukūrusi kelias knygos pabaigas. Galiausiai liko ši, su vaikeliu. Kodėl? Nes išgirdau jį dainuojant kartu su mama. Kūrybinis procesas. Labai norėjau ką nors sukurti kartu su Valentina. Papasakojau jai kelias istorijas. Ji pasirinko šitą. Valentina man neįminta paslaptis, dėl to su ja dirbti labai įdomu. Knygą įsivaizdavau kitokią. Man labai įprasta vizualizuoti savo knygas
ir paskui pamačius iliustracijas šiek tiek nustebti. Bet džiaugiuosi, kad atsivėriau, priėmiau, dėkoju už netikėtumus, už savitą pasaulį. Gal kiek šiaurietiška? Valentina ypač atidi aplinkai. Ji pati lyg laumė, gamtos dukra, bet labai jautriai jaučia ir miestą. Mačiau jos darbus 2021 metų Akademijos galerijoje vykusioje parodoje Vilniaus tylos. Mums abiems miestai gyvos būtybės. Prieš pradėdama piešti Valentina porą mėnesių keliavo traukiniais. Traukiniai atidundėjo ir į knygą. Knygoje atsirado fotografija. Mes abi ją mėgstame. Valentina man priminė juosteles ir stebuklą išvysti vaizdą tik išryškinus jas. Laukimo malonumą. Mėnulis buvo užrašytas per kelias dienas. Rašymas man prasideda dar tada, kai nešiojasi mintį ir renkiesi siūlus mezginį. Tik vieną kartą, per kelis rašytojos karjeros metus, yra tekę atitrūkti nuo visko ir dirbti kasdien pagal griežtą tvarkaraštį, improvizuotoje rašymo rezidencijoje. Taip atokiame vienkiemyje sukūriau Nukritusius iš mėnulio, sapnas apie Oskarą Milašių ir kitus paukščius. O šiaip stengiuosi kūrybai ištaikyti kelias ramesnes valandas. Bet kad ir kokios sąlygos būtų, išmušus valandai, tekstas išsiveržė į lauką. Jau kuris laikas rašau mylimuose namuose, savo kambaryje violetinėmis lubomis, palinkusi prie medinio stalo po lyralapių fikusų, o už lango siūbuoja įkvepiantys rojaus sodai. Pro praviras duris įslenka pusiau laukinis katinas su lašu ant nosies ir prašo dabar sukurti istoriją apie jį. Iliustracijų anatomija pagal Valentiną Černiauskaitę. Stilius. Nuo mažens mėgau paveikslėlių knygas. Studijų metais buvau susidūrusi su iliustracijos paskaitomis, domiuosi animaciniais filmais, todėl mačiau begalės skirtingų stilių, būdų, galimybių, kaip galima sumanymą perteikti vaizdu. Šuns, kuris išeina naktį istorija, beveik nuo pat pirmo iki paskutinio puslapio yra nupiešta pieštuku, retkarčiais panaudojant akvarelinius žymeklius. Pieštukas šiai knygai tiko dėl daugybės priežasčių, dėl savo universalumo, minkštumo, tekstūros, lengvumo, netgi galima sakyti nerūpestingumo, nes grafitu nupiešta linija visuomet turės netobulumų. O ir tekstas pilnas netobulumų, nutylėjimų, vietų, kuriuose pats skaitytojas turi atsakyti į iškeltus klausimus, paradoksų. Tačiau pieštuką be abejo rinkausi ir dėl to, kad tai man širdžiai artima priemonė. Iki šiol žaviuosi jos paprastumu. Priemonės atliepia ir mintį laikytis tam tikros iš anksto nusistatytos spalvų paletės. Tiesa, vienoje vietoje knygoje yra ir analoginė fotografija užfiksuotų kadrų. Fotografija, ypač analoginė, tiek man, tiek Jurgai, yra artima ir žavi. Ji prisidėjo ir prie to, kad ši knyga atsirastų. Prieš keletą metų Jurga apsilankė mano kurtose parodose, paskui šitą neaprėpiamą, VDA galerijoje Akademija ir Vilniaus tylos, toje pačioje galerijoje Akademija, kuriuose naudojau visą šūsnį juostinių fotografijų, pavirstų cianotipijomis ar atspausdintų risografijos techniką. Aptarinėjant parodas, Jurga užsiminė, jog turi tekstą, kuris tarsi pat šaukėsi tų grūdėtų, lyg rūkų dengtų nuotraukų. Pradžioje galvojome, kad jos bus knygos pagrindas. Procesas mus nunešė tolyn, tačiau kuriant nuotraukos visą laik buvo mano mintise. Pasiruošimas. Su Jurga kalbėjomės, tačiau ne apie knygą. Kalbėjomės apie pasaulį, žmones, gyvenimus, istorijas, keliones. Esame pažįstamos keletą metų. Turėjau galimybę pastaraisiais metais sekti jos kūrybą, todėl labiau klioviausi savo susidarytų vaizdu apie tai, kaip pasaulį mato Jurga, bei kas svarbu šiam tekstui. Atsimenu, gavusi tekstą jį kelis kart perskaičiau ir išsirašiau pagrindinės nuotaikas, taškus, atmosferą ir persiunčiau Jurgai. Buvo smalsu ir susikalbame, ar žiūrime į tą pačią pusę. Jurgai sakė, kad įvardinau geriau, negu ji būtų įvardinusi keliais žodžiais. Tuomet supratau,
kad galime kartu kurti knygą. Vėliau procese tekstas padiktavo savo nuotaiką, o mano patirtys ir tai, kaip pati perskaičiau istoriją, neišvengiamai susipynė su žodžiais. Pasiruošimui svarbiausia buvo stebėti save, aplinką, žmones, vietas. Stebėjimas nugula užrašuose, nuotraukose, greituose eskizuose, pastabose, o kartais lieka tiesiog mintyse, bet yra lygiai tiek pat svarbus. Tai lyg saugykla, kuri kasdien pildosi, informacija nugula vienur ar kitur ir prireikus galima ją surasti, peržvelgti iš naujo. Man pasisekė, nes iš tėvų paveldėjau gerą atmintį, todėl stebėjimas mane įkvepia. Stebint galima daug išmokti apie pasaulį, koks jis ir apie ką jis. O tai be galo praverčia kuriant naujus pasaulius, pavyzdžiui, knygose. Pasiruošimo metu taip pat stengiausi surasti kuo daugiau papildomos informacijos apie juodo šuns pasaulį, kad galėčiau ir pati jame apsigyventi. Pavyzdžiui, knygoje yra vieta apie Kogi gentį, gyvenančią Kolumbijoje, kurioje vaikai gimę genties išminčiais auginami uoloje ir išeina į lauką tik naktį. Ši informacija man buvo nauja, todėl ieškojau dokumentinių filmų apie Kogi gentį, skaičiau literatūrą apie jų aprangą, įpročius. Veikėjai. Kurdama veikėjus nepuoliau jų piešti nuo pačių pirmų dienų. Nesistengiau iškart išvysti viso vaizdo. Verčiau pamatyti juos pamažu, detalė po detalės, prisijaukinti. Skaitydama tekstą bandžiau atskirti kiekvieno jų pagrindinius bruožus, motyvaciją bei atmosferą, kokią kuria vienas ar kitas veikėjas. Pavyzdžiui, nuo pat pirmų skaitimų šuo man įstrigo kaip išskirtinai sumanus, protingas, didelę patirtį turintis veikėjas. Nors Mėnulis smalsus ir žaismingas, lengvai galima suprasti, jog tai jau nebejaunas šuo. Mėnulio žmogus savyje turi melancholijos, tačiau neslegiančios, o lengvos, tarsi kartu su šuniu stebinčios pro šalį tekantį gyvenimą. Veikėjus kuriant svarbus buvo ir jų tarpusavio ryšys. Žmogus ir šuo knygoje tarsi neatskiriami, o jų dviejų ryšys sukuria trečią veikėją – draugystę, be kurios istorija būtų visiškai kitokia. Kalbant apie gyvūnus, savo gyvenime būti ir buiti dalinausi su kate ir daugybė mažesnių gyvių – žirkienais, šinšilomis, žuvimis, krevetėmis, paukščiais, vėžliais, vėžiais, bet niekuomet su šuniu. Todėl šunų išžiūrėti teko daug, nemažai prireikė ir eskizų, net ir pokalbių su bičiuliais auginančiais šunis. Gatvėse ėmiau pastebėti visokiausius šunis, kuo jie skirtingi, kaip jie elgiasi. Žinoma, kai kažkam skiri daug dėmesio, energijos, minčių, galiausiai taip ir nutinka, jog pradedi tam tikrus dalykus pastebėti kur kas greičiau ir dažniau negu seniau. Aplinka. Knygos aplinka susideda iš daugybės mažų detalių, nuotrupų, vaizduotėje esantys kadrai dažnai persipina su realybėje matytomis vietomis. Nemažą dalį savaičių mano metuose sudaro kelionės, o šių metų balandį ir gegužę pačiame knygos kūrimo proceso viduryje keliavome traukiniais po Europą. 2 mėnesius be perstojo akise šmėžavo įvairių miestų ir kaimelių vaizdai, nuo Bulgarijos miškuose esančių vienuolynų, nesibaigiančių Stambulo šviesų, iki Provanso laukų ir vijokliais apaugusių Lisabonos kiemelių. Neaplenkė ir Šveicarijos bei Austrijos kalnų vaizdai, taip pat radė savo kelią į knygą. O viršelyje ir vidiniuose puslapiuose kelis kart atsirado viaduku lekiančio traukinio elementas. Nors piešiniuose galima rasti nemažai detalių iš Italijos, Prancūzijos gyvenviečių, tačiau gausu elementų ir iš Vilniaus. Versdami puslapius sutiksite ir man asmeniškai be galo dailų fontaną iš Tilto gatvės, esantį Lietuvos istorijos instituto kiemelyje. Fontano centre yra besiskleidžiantis žiedas. Esu girdėjusi, jog vilniečiai šį fontaną vadina žydėjimu. Verta paminėti,
jog kurdama aplinką knygai stengiausi įsiklausyti ir išgirsti, ką sufleruoja istorija, kokia jos nuotaika, kur jį veda skaitytoją. Nebuvo tikslo sukurti vaizdų perteklių, naudojant nuotrupas iš kuo daugiau skirtingų vietų. Kaip tik priešingai. Stengiausi atrinkti, kas padeda istoriją atsiskleisti, kokie elementai leidžia ją pamatyti iš skirtingų kampų, išlaikant istorijos vientisumą. O pajutus istorijos tėkmę, vaizdai atkeliavo natūraliai. Siužetas. Vaizdų skaidimo elementą įkvėpė pats tekstas. Šią istoriją nuo pat pirmųjų skaitimų mačiau lyg vientisą liniją, kuri išsišakoja į daugybę mažų gijų. Nors ir sekame šuns kelionę vienos nakties metu, tačiau aplankome daugybę vietų, išgyvename nemažai įvykių, kuriuos šis personažas patyrė praeityje. Išgirstame daugybę istorijų, kurias kuria antraplaniai veikėjai. Kai pradėjau galvoti apie kadruotę, piešti eskizus, supratau, jeigu liksiu prie vieno vientiso piešinio vienam atvartui, turėsime atsisakyti daugybės detalių, kurios tekstą praturtina, suteikia jam savastį. O juk būtent šios detalės mane ir užkabino skaitant. Taip kilo mintis puslapį ir atvartą dalinti į keletą laukelių, stop kadrų, tačiau visgi likti arčiau paveikslėlių knygos, o ne prie komikso. Tekstas knygoje turi savo apibrėžtą vietą, o laukeliai neminiatiūriniai. Fragmentuotas vaizdas pabrėžia, jog kelios istorijos vyksta čia ir dabar, vienu metu. Juo pasinaudojant galima skaitytojo dėmesį atkreipti į mažiausias detalės. Šuo, kuris išeina naktį, yra pirma istorija vaikams, kurią teko iliustruoti. Nors tai atrodo savaime suprantama, tik procesui įsibėgėjus atradau, kad vizualiniai sprendimai, kūrybinė laisvė piešiant, yra mano rankose. Rašytojas gali nupasakoti siužetą žodžiais, bet tekste sutikus pavyzdžiui žodį namai, šiuos kuria iliustruotojas. Iš begalės variantų reikia pasirinkti konkrečius elementus, jų vaizdą. Visi pasirinkti elementai turi savo krūvį, svorį, istoriją, vaidina tam tikrą vaidmenį. Tuomet savaime pradeda kurtis paralelinė vaizdų istorija. Visos tuščios, tekste neaprašytos detalės, pauzės, tylos yra progos atsirasti vaizdui, įnešti naujos informacijos ir sukurti naujas sąsajas, naujas istorijas. Per jas persiduoda ir tai, kuo gyvena piešintis žmogus, kas jam svarbu. Įdomu, ką jis pastebi. Man svarbu buvo smulkmenos, kurios yra svarbios kasdienėme gyvenime. Pavyzdžiui, laikrodžio elementas knygos pradžioje ir pabaigoje, šlepetės namuose, skirtingi simboliai. Visa tai atsispyrė nuo istorijos, nes ši be galo gyvenimiška, tarsi koks mėgstamas ir dažnai nešiojamas drabužis, tačiau vėliau išsiplėtė ir išaugo į atskirą papildomą informacijos sluoksnį. Kūrybinis procesas. Apie naktį su Jurga kalbėjome jau porą metų, o kai tekstas nugulė popieriuje, abi žinojome, kad knyga turi gimti. Istorija man nuo pat pradžių kažkuo priminė ne knygą, o filmą, galbūt dėl daugybės fragmentų, o galbūt dėl specifinės atmosferos. Tai ir buvo vienas iš dalykų, kuris paskatino dirbti drauge. Visas knygos procesas užtruko beveik metus, tačiau skirtingose jo fazėse buvo skirtingos užduotis bei jų intensyvumas. Eskizuoti ir kadruotę kurti pradėjau dar sausį, o pačią juodo šuns istoriją piešiau vasarą. Keldavausi anksti prieš aušrą, stengiausi išlaikyti ritmą dirbdama kasdien. Laikas kuriant labai svarbus, todėl stengiausi jo skirti kuo daugiau, neskubinti savęs ir idėjų srauto. Kaip Haruki Murakami sako, būti išvien su laiku. Šiuo metu gyvenu Helsinkyje, o čia ironiška, nakties vasarą nepamatysi. Net ir tamsiausių paros metu yra šviesos. Atrodo lyg dar tems, bet taip ir nesutemsta. Rudenį knygą atidavėme spaudai, po to buvo vizualų ruošimas pristatymams, dirbtuvėms. Dirbdama prie skirtingų projektų visuomet stengiuosi galvoti apie tai, kas aktualu šiai konkrečiai istorijai. Tuomet ir technika dažniausiai atliepia mintį ir idėją, jos keliauja drauge, viena kitos nestabdydamos, nebandydamas pakeisti tos krypties.
Vaizdai ir tekstas yra du skirtingi pasauliai, tačiau jeigu jie veikia išvien, istoriją skaitome jau visai kitaip. Nemaža dalis procesų įvyko ir diskutuojant, kalbant su knygos dizainerė Inga Navickaitė Drąsute. Dažnai ieškojame sprendimų drauge. Šįmet turėjau nemažą šūsnį skirtingo pobūdžio darbų bei projektų, tačiau vienaip ar kitaip susijusių su vizualaus meno lauku. Pusę savaitės dirbu Publix meno erdvėje užsiimančioje renginių organizavimu, kuravimo paslaugomis ir turinčioje išskirtinę meno leidinių biblioteką, kurioje ir praleidžiu daugiausiai laiko. Greta kūriau dizainą knygai apie kuratorystės praktikas, vos prieš kelias savaitės atspausdintai risografijos technika Hamburge. Maketavau žurnalus ir piešiau juodojo šuns istoriją. Bene visą vasarą turėjau atostogas, todėl iliustruodama galėjau susikurti savo rutiną, kasdien daugybę valandų skirti piešimui. Eskizuota nemažai, o ginčytis teko daugiausia su savimi. Intensyviausi ginčai bei dialogai vyko dar piešiant kadruotę, ieškant priemonių bei istorijos ašies. Vasarą, kai kūriau pačias iliustracijas, viskas vyko greičiau, sklandžiau, aiškiau. Žinoma, buvo pauzių, duobių, manau, bet kokiame procese jos neišvengiamos. Man duobes įveikti padeda ritmas, įprotis dirbti kasdien. Net ir sunkiausiamis dienomis lengviau pajudėti į priekį, jeigu žinai savo sukurtas žaidimo taisyklės. Turi ką atsiremti. Susikūrus rutiną, atrodo, kad ją įsimena ir kūnas. Atsiranda veiksmų seka, kuri pasidaro artima ir joje jautiesi drąsiai, žinai nuo ko pradėti. Tiesa, procese išmokau, kad svarbu ne tik žinoti, nuo ko pradėti, bet ir žinoti, kada sustoti, ką pasilikti kitai dienai. Kartais atrodo, jog tiekmei pagavus gali piešti kad ir per naktį, tačiau suvokimas, kada reikia sustoti, atneša kur kas daugiau aiškumo rytojui. Tuomet mintis būna pilnos vaizdų, dažnai nebereikia galvoti, ko imtis, procesas tęsiasi savaime. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai – Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Knygų kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.